Su jumis ir vėl Starfish Academy idėjų rubrika, kurioje mes dalinamės praktinėmis idėjomis ir mūsų veiklos užkulisiais. Ir šios idėjos gali būti vertingos jums, jūsų verslo veikloje arba investavimo srityje. Šį kartą kalbame apie tai, į kągi vertėtų atkreipti dėmesį perkant būstą. Ir čia reikėtų pažymėti, kamgi jūs tą būstą perkate. Pirmas dalykas, jeigu perkate būstą savo, kuriame norite gyventi, arba perkate būstą investicijai, nuomai, ko gero sutiksite, kad kriterijai, pagal kuriuos rinksitės, yra skirtingi. Jeigu būtą perkate savo, jūs žiūrėsite iš emocinės pusės, kaip jūs norėtumėte čia gyventi, koks išplanavimas, kur saulė šviečia ir taip toliau. Jeigu jūs perkate būtą investicijai, jūs žiūrėsite visiškai kitus dalykus. Tai yra pirmiausia į tai, kaip optimaliai galite išnaudoti perkamą būtą plotą, ar galite jame kažką tais padaryti kitaip negu yra, galbūt pagerinti arba skelti į kelis butus, į tai kreipsite dėmesį. Tad pirmas dalykas, kam perkate būstą, nuo to priklauso ir tai, į kokius kitus dalykus tuomet atkreiptumėte dėmesį įpirkdami. Antras dalykas, į ką verta atkreipti dėmesį, jeigu perkate būtą investavimui, ar jūs galėsite padengti banko paskolos įmoką, arba taip pat, jeigu bankas pareikalautų, pavyzdžiui, grąžinti didesnę dalį paskolos, jeigu, tarkime, nekilnojamo turto rinkos kainos koreguotos ir jūsų būsto vertė kažkurio laikotarpiu būtų mažesnė, nukristų, arba nuomos kainos kristų žemyn ir santykis tarp gaunamų pajamų ir mokamos banko paskolos pasikeistų. Kaip jūs tai darysite? Ar jūs turite tam rezervą, ar galbūt jūs turite kažkokį tais kitą būtą, kurį galėtumėte užstatyti, kad užstatyto turto santykis su banko paskola vėlgi būtų tinkamas bankui, apie tai irgi verta pagalvoti. Ir trečias dalykas, į kurį verta taip pat atkreipti dėmesį, jeigu perkate būtą nuomai, ką jūs galite pakeisti to būto nuomos strategijoje, jeigu staiga viena strategija tampa nebegalima naudoti, kaip pavyzdžiui, štai visiškai nesenai vykusiame karantine, trumpalaikė nuoma tapo nebe tokia pelninga arba netgi su dideliais iššūkiais susidūrė dėl sustojusio turistų kiekio. Ar jūs tuomet esate susiplanavę veiksmus, kaip galėtumėte greitai, be didelių kažkokių tais laiko sąnaudų, energijos ir piniginių sąnaudų persijungti į ilgalaikę nuomą arba vidutinę nuomą. Ir čia nekalbama tik tais apie galbūt reikalingas investicijas į tą būtą, bet lygiai taip pat ir apie jūsų strategiją, žingsnius, kuriuos jūs esate suplanavę ir žinote, kad įvykus tokiam scenarijui jūs juos darysite. Arba atvirkščiai, pavyzdžiui, jeigu jūsų būtas ilgalaikiai nuomai nebėra toksai patrauklus, galbūt norėtumėte pamėginti trumpalaikę nuomą, kad gauti štai tą ilgalaikės nuomos kritimo sumažėjimą ir kompensuoti jį ir išlaikyti tą pačią nuomos sumą, kurią gaudavote iki tol. Nuo to irgi priklauso, žinoma, ir koks tai būtas yra, koks išplanavimas, ar kur jisai yra jo dislokacija, bet tai jau yra kiti dalykai. Taigi, 3 dalykai. Pirmiausia, kam perkate būtą, savo arba nuomai. Antras dalykas, jeigu perkate būtą nuomai, bet lygiai taip pat tas pats svarbu ir net jeigu perkate savo, kaip elgsitės, jeigu dėl susidarius ekonominės situacijos būto kaina kris ir bankas pareikalautų, pavyzdžiui, iš jūsų tam tikros didesnės paskolos dalies grąžinimo. Ir trečias dalykas, kokias strategijas jūs esate pasiruošę, nuomodami būtą, kuriomis galite varijuoti keičiantis situacijai. Čia buvo Starfish Academy idėjų rubrika. Jeigu jūs aktualūs šie video, stebėkite mūsų YouTube kanale, taip pat Facebook grupėje ir Instagram'e Starfish Academy Lietuva kanaluose. O mes susitiksime kitame video. Jeigu jums yra aktualios temos, kurias girdite mane kalbančiose video, jeigu jūs ieškote bendruomenės, kurioje galėtumėte ne tik tais mokytis, bet taip pat dalintis patirtimi ir imtis veiksmų, bendrų veiksmų tame tarpe, kurie padėtų jums kurti jūsų pasyvias pajamas iš verslo arba investavimo, aš kviečiu jūs pasidomėti Starfish Academy vidiniu ratu. Apie tai informaciją galite rasti svetainėje starfishacademy.lt, paspaudę meniu punktą vidinis ratas ir ten bus detaliai parašyta, kaip jį patenkama, ką mes jame veikiame ir kokios naudos yra būnant vidinio rato nariu. Be viso to, jeigu jums aktualios kažkokios tai konkrečios temos, kuriuose norite įgyti daugiau žinių, taip pat mūsų svetainė starfishacademy.lt, jūs galite pasidomėti mūsų gyvais arba online mokymais skirtingomis temomis, tokius kaip investavimo į vertybinius popierius, nekilnojamą turtą, asmeninių finansų valdymą, laiko planavimą ar kitos temos, kurios gali būti jums aktualios jūsų versle arba investavimo veikloje. Na, o jeigu jūs norite mano asmeninės konsultacijos, tuomet tiesiog parašykite Starfish Academy Lietuva Facebook'o puslapyje žinutę apie tai ir mes suderinsime su jumis laiką, temą ir sąlygas, kaip galėtume tai padaryti.